O Emilis turi pavardę, ar nereikia tavęs, ar tiesiog Emilis iš Airijos? Emilis, taip. Kiek metų čia gyveni? 18. O čia pirtinėse į pirtis? Jau kokius 4 metus. Sveiki visi priepirčio mylėtojai, gerbėjai ir žiūrėtojai. Aš šiandien turiu labai džiugių žinių. Šiandien susitikome su Emiliu ir ne bet kur, ne Lietuvoje, o Airijoje. Airijos kalnuose, o tiksliau nuostabioje, fantastiškoje vietoje tarp kalnų miške, kuri pasivadina Glenmalure Valley. Tai randasi Wicklow kalnuose, netoli Dublino. Istorija tokia, kad šitie miškai yra vadinami Airijos sodas, nes čia yra žaliausia Airijos vieta. Žaliausia Airijos vieta ir žaliausiai Airijos vietoj įsikūrė lietuvių bendruomenė ir tu kažkaip tai ją įsiliejai ar buvai pradininkas šitos visos vietos? Iš tiesų tai mūsų kompanija, mes sugalvojame rengti stovyklėlės, pirtinti žmonės ir skleisti lietuviškos pirties idėją. Ir lietuviškos pirties idėja padeda jums skleisti šitą mobili pirtelę, ar ne? Taip, ką turim, tą ir naudojamės. Puiku, o kaip lietuviškos pirties idėja Airijoje, o iš kur ta idėja atsirado? Ar tu atvažiavai jau iš Lietuvos į Airiją būdamas pirtininku? Nu jo, iš tikrųjų aš pirtį atradau gal 20, kai man buvo ankstyvo jaunystė, 20-23 metai gyvenau kaime, turėjau pirtelę, tai kokius 2 metus prižiūrėjau pirtelę, aš ją turėjau kiekvieną savaitgalį iškūrenti, prižiūrėti ir taip kiekvieną savaitgalį 2 metus laiko. Nuo to laiko aš šitaip įsimylėjau į pirtį, kad negaliu nei savaitės be pirties. Tiesiog įaugo į kraują ir kai atvažiavai į Airiją gyventi, dirbti, ar ne, ir tau natūralu, kad trūko. Bandžiau lankytis, kai čia pirčių tų nebuvo, tai lankydavausi sporto klubuose, ten bandėme vantas neštis, bet niekada niekas neleisdavo. Žodžiu, buvo juokų ir kuriozų. Aha. Ir vantas, tai vat su kitais lietuviais jau šnekėjom, kad kaip bebūtų gaila, bet vantas reikia vežtis iš Lietuvos. Taip. Airijoje labai mažai ypač ąžuolų auga, nes labai visi yra iškirsti, o beržai čia tiesiog dėl klimato nesubręsta. Jau paskutinis lapelis net nesubręsto, pradeda jau kristi, nes tiesiog klimatas ne tas. Emili, kiek metų, jau ne pirmi metai čia šitą darot, ar ne? Ne, jau kokie 4 metai mes jo judam. Čia ne taip dažnai, bet išvažiuojame į gamtą 50 kartų per metus. 50? Ne, 50. Ai, nuo 5 iki 10. Bet girdėjau, ten kiti lietuviai dažniau išvažiuoja, tai tu jau turi tų, kurie tave pavaduoja, taip suprantu, vis tiek pirtį kūrė. Kiek žmonių įsivaizduoja jau atvedė, taip čia jau, kaip mes sakom, pasodinai ant vantos? Tiksliai nepasakysiu, tokio grinai skaičiaus, bet yra gal kelios dešimtis, kuriems tikrai labai patinka ir kurie vis sugrįžta ir nebežino kitos pirties negu vantos lietuviškos ir visas procedūras ir malonumai. Kaip man smagu, kad Airijoje yra daugiau lietuvių. Tiesą sakant, mes atvažiavome pas mūsų draugą Raimondą Rusecką RV Sauna, pas jį pabūti, su juo paatostogauti ir pasišildyti jo pirtyje, bet jisai mumis supažindino su Emiliu. Ir su Emiliu jau Lietuvoje matėmės tiesa, bet kad Airijoje dar pasimatysim ir jo pirtelėje pasimaudysim, to nesitikėm. Čia buvo mums staigmena. Pasimaudysim tavo pirtelį šiandien. Taip. Parodysi, ką tokio lietuviško moki. Būtinai. Ir turbūt siūlysi būtinai tą šaltą kalnų upelį.
Jo, tai jisai nėra toks šaltas. Iš tikrųjų dabar yra, jūs pataikėte ant unikalaus klimato Airijai, kad yra tokia pat temperatūra dienos metu ir nakties. Naktį tai yra +10, dieną +10. Tai žiūrėt, kaip mes dabar stovim dienos metu, taip pat ir nakties metu. Ir panašiai ir upelio temperatūra 10 laipsnių, nu gal biškai mažiau. O tas upelis, jisai neužšąla, jūs žiemą turbūt jau čia nebebūnat. Nors Būnam, kodėlgi ne. ir žiemą. Taip. Šiais metais planuojam švęsti naujus metus žiemą. Yra specialios palapinės su pečiukais, su kaminais, šiltais, kodėlgi ne gamtoj, o atšvęsti naujus metus blaiviai, sveikai. Nuostabu. Lietuviai savo tokias gražias tradicijas atneša į Airiją. O airiai kaip čia pasakyti, užeina pas jumis į svečius pasmalsauti. Taip. Ką jūs čia darot? Kviečiat, ateikit, parodysim. Turim ir airių klientų, kurie irgi pabandė, jau būna tokie jau šokę tiesiog, kurie sako, kad mes niekada negalvojam, kad šitaip galima daryti. Tai mūsų tokia su Andriumi ir yra misija skleisti lietuviškos pirties idėją ir kuo daugiau tik tais pirčių bus, tuo smagiau bus. Nes įsivaizduojate, jeigu iš tikrųjų kiekvienoje šeimoje būtų pirtis, ant kiek būtų geresnis pasaulis. Visiškai tau pritariu. Tai jūs tiesiog parodot airiams, ką galima tokio puikaus su jų gamta daryti. Tai ką galima veikti pirty. Taip, kad net ir žiemą lietuviai nepabūgsta gamtos ir kuo puikiausiai gali pirtintis ir nereikia čia jokių ten prabangių spa ten ar kažkokių tai pirkių, kur ten labai būtų šilta ir gera, sveikata ir gera kompanija. Vakas. Taip, gamta, genialumas slypi paprastume. Puiku, einam manotis. Taip, kviečiu į pirtį. Nu, mergaitės, ar jūs šiandien eisite į pirtį? Mes jau ruošiamės, laukiam eilės. Keliam plaukus, jau ruošiamės, pradedam pasiruošimą pirčiai nuo plaukų sukimo. Vita jau susisuko, aš susisuku ir einam mesti tas striukės lauk. Einam rengtis ir einam į pirtelę. Susitiksim greitai. Jaučiasi iš karto. O net šiandien šokas kaip veikia prie to pačio. kairiškos. Vantos lietuviškos, žolelės airiškos. Bet jau dabar atidavė iki čia. Aš mėtą praleidžiu. Mėtos, tai šūlis norėtų. Jis antimėtiškas. Visiškai teisingai operatorių. Visiškai teisingai mėtos, tik tai tiems, kurie... Nebepradėk, man patinka mėta. Nesakyk nieko, neužbaig sakinio. Ne, paliksime fantazijoms.
surišimas labai toks įdomus. Tikrai nespecifinis. Čia Mili tavo sumanymas. Ir viena tai, kad surišta kaip dovana, o kita tai forma visai kitokia negu lietuviškos pirties bičiulių. Ar ne? Toksai kaip kaspinėlis atrodo. Ir patogu paimti. Kotelis. Ir visas tas gėris, visas kvapas vienoje vietoje, o paimti ir patogu. Taip. Jau naujiena. Gerai čia pasakėjai, visas gėris vienoje vietoje, o paimti patogu. Viskas po Matėte, ką fantazijos. rodžiau? Matėte. Gerai, ir mūsų jau visų pamėgta vingiorykštė. O vingiorykštė, tai čia žmonės šnekėjo, kad labai daug aplinkui auga, ne? Airijoje auga labai begalė, nes čia labai daug pelkynų, labai drėgnas, jai labai patinka šitas klimatas. Tai galėtumėt kažkokius mainus daryti jūs į Lietuvą vingiorykštę, jeigu maža kas nespėjo prisiskinti, o lietuviai jums svantų. Aš šaldytų 30-40 patramuntelį. Šaldytų skruojų. Nuostabus kvapas. Man jau ateinas į kaimą, paginėvas, va šitą pirtelę atitinka. Emilė, kad tu būtum vingiorykštės didmenininkas. Reikia laiko. Tai būtų 8 dieną savaitę, kur gali gerai. Dirbti reikia 8-dieniais. Vis tiek bus maža. O tas upelis, tai atrodo, kad mes čia prie jūros kokios, ar ne? Visą laiką girdžiu, ar čia lyja, ar čia jūra, kas čia, o pasirodo upelis. Tas upelis eistų ant mūsų kūno. Tai Toks perkūnas jų nedidukas pelė. tas upelis, bet jisai taip garsiai. O va dabar į tą upelį. Tai, mūsų palaikymo komanda mažoji. Batoji atrodo visai nedidelė, visai nekalta. Pirtelė sušildė 6 žmonės. 6 žmonės išsitrynė druska. Įšilo, išsitrynė druska. Trys žmonės guli, 3 žmonės druskinasi. Ir kaip tie įspūdžiai? Sauliau, kaip tie įspūdžiai? Tobula. Tobula. Labai faina. Norėtum ir tu Ačiū. po upelio. Ačiū bičiuliui. Emilija, ačiū tau labai. Sveikatėlė. Ačiū, kad parodai šitą vietą ir ačiū, kad suburi lietuvius. Sveikatą. Visada prašom. Aš išsibaudžiau kalnų upelyje. Aš einu, palysiu pirčikę ir eisim dar gal biškį prasivanosim, ne? Biškis sušilsim truputį. Galim. RV sauna termostatas nustatė upelio vandens šilumą, 7-8 laipsnių šilumą. Stacionarioj pirty kažkur tai Jo, prasidėjo, ne? stacionarioj pirty turėjom daug idėjų, visokių ten, Per COVID čia šitas. Per COVID viskas Nes niekur prasidėjo. nebeprimdavo į pirtį. Aha. Ir paskui kažkaip Andrius va ten turėjo daug idėjų, ten, pavyzdžiui, kažkokius organizuoti ar joninės, arba... Tai ta pradžia buvo ne dėl pirties, o dėl bendrystės lietuvių, ar dėl ko? Pradžia kieno. Bet iš tikrųjų pradžia prasidėjo... šitos vietos, mums tai buvo labai keista, sako, Klaudavo, jis man tik ten Vilkas. Jo. Senai stovyklaudavo. aha, Tiesiog mes neturėjom kur į pirtį eiti per ko. per COVID. O prieš COVID kažkur tai Prieš rinkotės. COVID rinkdavomės į stacionarę. Ir tada per COVID, bet vis tiek tą pirtį jau turėjot kažkas, Ne. tai ar susiradot? Per COVID suradom, nes ne visas pirtis gi uždarė buvo. Tai taip, kaip ir Lietuvoje.
Ir vis tiek va, tas pirties šauksmas padarė taip, kad jums į gamtą atvedė. Nu, mes varinėdavom, taip į tą gamtą, klaudom. Bet kažkaip tik tai, kad per COVID gal subūrė daug žmonių naujų, lietuvių ypač, kurie atvažiuoja ir iš kitų miestų, iš Golvai ar iš šiaurinės ir tiesiog susipažįsta ir vat, Kasia, tarkim, galėtų papasakoti pirmą įspūdį čia pakliuvus ir sako dabar... Aš dabar aš pamatau, kad yra čia kažkas, kad pirtis, ar aš jau visus savo reikalus į šoną ir važiuoju. O iš kur sužinot, nu tai Labai atsitiktinai mane Andrius pakvietė vieną kartą išbandyti tą mobilę pirtį, kur čia pasakau, kad aš pasijutau gamtoj, pirty, avelės. Tada Lukas, Andrius ir Emilis išvantavo, dainuodami liaudiškas dainas. Aš galvoju, ar čia tikrai, nes tik tai filmuose atrodo tokius matydavau dalykus. Išėjau, atsigulė, paguldė mane ant žolės, guldu kiekvieną savo kūno ląstelę jaučiu ir galvoju, va čia tai gyvenimas, visai kiti patyrimai, kitos emocijos. Ir va, nu, sako, važiuoju čia su laukiu. Taip pat ir pas Raimondą važiuoju su malonumu, bet du skirtingi stiliai. Visai kitas dalykas. Labai geri, bet jie skirtingi. Čia su gamta susilieja, ten daugiau tokio, sakau, kaip spapa būna. Kažkada palepina, išlepina, išfantuoja, nu, taip švariai. O tai tenai jūs tai vienai dienai stato tas palapinės ir paskui vėl po tų 5-4 valandų vėl surenka. O pasirodo, jūs čia atvažiuoja tai visam savaitgaliai. Mano ketvirtadienį. Ir nesvarbu, koks oras. Nu, man lietuviškai taip jau, tai jau nestovyklavimo. Nebent vėjai didžiuliai, nes čia buvo va tą palapinę prieš kelias savaitės ar gal jau mėnesius, nežinau, į medžius įnešę. Bet šiaip jie miega, žiūrėkite čia, jie net neina į palapinę, va Andrius. Ir ką jūs savo galvojat? Tokiu garsu užmigti, tokiu garsu miegoti ir tokiam garse atsikelti. Išeini iš savo palapinės ir matai kalnus, matai upelį, nueini prie akmenuko, užlipė, užšokė ant akmenuko, nusiplauni veidą. Nu tiesiog iš karto visai kitas pasaulis ir kitas gyvenimas. Ir diena prasideda puikiai. Nu ar ne taip, Emilė, darai? Taip. Ir turbūt čia miegoti labai ilgai nesinori, ten kaip namuose. Nu, taip sakoma, kad miegas gamtoje 1 valanda prilygsta 3 valandų mieste. Ir nereikia ten persimiegoti, ir nėra ko, ar ne? Ir atsikeliat anksčiausiai ir toliau bendraujat. Išsimaudom, maistą valgom gamintą ant laužo ir džiaugiamės gyvenimu. Dar vienas malonumas - laužo šiluma, laužo maistas. Dainuojam, atvažiuoja pas mumis, padainuojam mergaitės sutartinės. Ką mes dar darom, žaidžiam žaidimus įvairiaus, kopiam į kalnus, darom žygius. Ilsimės. Ir tai daro ne tik tai pavieniai lietuviai, bet su visom šeimom ir su visais savo vaikais. Taip kad čia, oi kaip gerai. Atvažiuokit ir jūs.